Tai interaktyvi vaizdo pamoka, kuri padės jums patobulinti skaitmeninių mokėjimų, automatizavimo ir planavimo įgūdį. Turėdami šį įgūdį, jūs gebėsite naudojantis skaitmeniniais įrankiais nustatyti automatinius arba suplanuotus pervedimus, valdyti ir keisti automatizuotus mokėjimus, kad būtų galima prisitaikyti prie pasikeitusių finansinių įsipareigojimų, pavyzdžiui, koreguoti mokėjimo datas ar sumas. Užtikrinti, kad mokėjimai būtų atliekami laiku, taip sumažinant pavėluotų mokesčių ar baudų riziką. Stebėti automatizuotus mokėjimus ir realiuoju laiku spręsti mokėjimo sutrikimus ar netitikimus. Naudoti mokėjimų planavimo priemonės, siekiant geriau valdyti savo finansus ir išvengti praleistų mokėjimų. Pirmas žingsnis – automatinių mokėjimų nustatymas. Mokėjimų automatizavimas prasideda nuo saugios ir patikimos skaitmeninės platformos, pavyzdžiui, mobiliosios bankininkystės programos, skaitmeninės piniginės ar internetinių mokėjimų paslaugos pasirinkimo. Daugelis bankų ir finansinių įstaigų teikia periodinio mokėjimo paslaugas, leidžiančias planuoti mokėjimus. Taip užtikrinama, kad už pasikartojančias išlaidas, pavyzdžiui, nuomą, komunalinės paslaugas ar prenumeratą būtų mokama laiku. Taip sumažinama rizika pavėluoti apmokėti už paslaugas ir paslaugų teikimo sutrikimų rizika. Planuojant periodinės įmokas, patikrinkite, ar gavėjo duomenys, pavyzdžiui, sąskaitų numeriai ir sąskaitų informacija yra tikslūs. Taip išvengsite klaidingų ir neautorizuotų mokėjimo operacijų. Nustatę pranešimų gavimo funkciją, gausite informaciją apie būsimus mokėjimus ir sąskaitų likučius. Antras žingsnis – suplanuotų mokėjimų keitimas. Finansiniai įsipareigojimai gali keistis, o skaitmeninės platformos siūlo lankstų mokėjimų planavimą, kad būtų galima prisitaikyti prie tokių pokyčių. Jeigu keičiasi jūsų atlyginimo mokėjimo data, keičiate banką arba jums reikia sustabdyti prenumeratą, galite pakeisti mokėjimo datą, sumą arba dažnumą, naudodamiesi savo banko arba mobilia mokėjimo programėle. Kai kuriuose platformose suteikiama galimybės keisti mokėjimų grafiką, laikinai išjungti automatinį mokėjimą. Taip užtikrinama, kad ir toliau kontroliuosite savo finansus. Svarbu periodiškai peržiūrėti savo mokėjimų nustatymus, kad išvengtumėte netikėtų mokesčių ir galėtumėte juos koreguoti atsižvelgiant į kintančias finansinės aplinkybės. Trečias žingsnis – mokėjimų operacijų stebėjimas ir galimybė išvengti mokėjimų sutrikimų. Net ir atliekant automatinius mokėjimus, labai svarbu reguliariai stebėti operacijas. Daugelis skaitmeninių platformų teikia pranešimus realiuoju laiku apie kiekvieną mokėjimą. Tokiu būdu vartotojas yra įspėjamas apie sėkmingas operacijas ir apie galimas problemas, pavyzdžiui, lėšų trūkumą ar esamus apribojimus. Banko išrašų ir mokėjimų istorijos peržiūra padeda užtikrinti, kad visos operacijos atitiktų jūsų biudžetą ir finansinius planus. Be to, galima nustatyti įspėjimą apie mažą sąskaitos likutį. Susiejus atsarginį finansavimo šaltinį, pavyzdžiui, antrinę sąskaitą arba kredito kortelę, galima išvengti nesėkmingų mokėjimų ir su tuo susijusių mokesčių. Ketvirtas žingsnis – mokėjimų automatizavimo privalumų išmanymas. Automatizuoti mokėjimai padeda sutaupyti laiko ir suteikia patogumo. Laiku atliekami sąskaitų apmokėjimai gali teigiamai paveikti jūsų kredito reitingą, nes kreditoriams tai rodo jūsų finansinę atsakomybę. Automatizavimas sumažina riziką pamiršti mokėjimo terminus, sumažina stresą ir leidžia susitelkti į kitus finansinius tikslus, pavyzdžiui, taupymą ar investavimą. Kai kurios platformos netgi siūlo pinigų grąžinimo paskatas arba mokesčių sumažinimą už automatinio mokėjimo parinkčių nustatymą.
5. žingsnis – mokėjimo valdymo įrankių naudojimas siekiant geriau organizuoti savo finansus. Pažangios skaitmeninės priemonės padeda optimizuoti automatinius mokėjimus. Biudžeto valdymo mobiliosios programos gali būti sinchronizuojamos su jūsų banko sąskaita ir pateikti išsamią būsimų operacijų apžvalgą. Finansų valdymo programėlės skirsto išlaidas į kategorijas, užtikrindamos, kad lėšos paskirstytumėte veiksmingai. Daugelis banko mobiliųjų programėlių taip pat siūlo priminimus prieš atliekant suplanuotą mokėjimą, todėl turite laiko atlikti reikiamus pakeitimus. Naudodamiesi šiomis funkcijomis galite tinkamai vykdyti finansinę atsakomybę ir taip pat maksimaliai padidinti automatizavimo efektyvumą.